Visiškai ramiai įsitaisai, apie nieką negalvoji, atsipalaidavęs. Aš dabar skaičiuosiu nuo 10 iki 1. Mūsų tikslas — atpalaiduoti kūną ir mentalą, kad mentalas būtų visiškai atjungtas. 10. Tavo kūnas darosi sunkus. 9. Tavo galva labai sunki. 8. Kaklas, pečiai, rankos irgi darosi sunkios. 7. Ir krūtinė labai sunki. 6. Tu grimzdi vis gilyn ir gilyn. Visiškai atsipalaiduoji. 5. Tavo pilvas darosi sunkus. 4. Klubai, dubens kaulai irgi labai sunkus. 3. Nuo galvos iki kojų visas kūnas sunkus. 2. Ir kelienai darosi sunkus. 1. Pėdos taip pat labai sunkios. O dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tu eisi susijungti su savo pasąmone. Pažiūrėsim, į kokį svarbų prisiminimą tavo pasąmonė tave nuves. 3, 2, 1. Visiškai ramiai stebi savo kūną, kaip vaikšto energijos. Visiškai atsipalaiduoji. Ar jauti savo kūną, ar jauti energijos čakras, kojos, rankos vėsios ar karštos? Viskas šilta, tik rankų pirštų šalti kažkaip čia. Išvis pulsuoja visas kūnas. Pulsuoja visas kūnas, bet rankų pirštai yra šalti visi. Žiūrim dabar, kur blokuojasi energija. Kai energija nuo galvos atleidžiasi žemyn, taip, žiūri, kurioje vietoje dedasi blokas. Ar pečių formoj, pečių, kaip sakau, formoj, ar pečių lygmenį, ar riešas. Va, gerai. Kas uždėta ant riešo, Mindaugai, stebėk, 3, 2, 1. Kokie antrankiai?
nežinau, nieko. Tai Gerai. O kodėl ten blokuoja riešą tada? Nebūtina to matyti dabar, tu tik turi jausti. Ar Tik tenai tą jaučiu, riešą kad kažkaip ateina dar po alkūnės laikį riešo, šilta viskas, tik net tilst atrodo, o vat delnai pirštais šalta nedikščiai. Gerai. Tai dabar nuo tų riešų, vat su rankom savo, eterinėm rankom, tiesiog nutrauk tą energiją, kuri tave blokuoja, tos riešus, vat, pramušk taip su šviesa, o mentališkai dabar, iš mentalo tu dabar siunti. Tiesiog energiją žemyn. Tokias didelės bangas duodi. Žemyn, žemyn iki tavo pirštų galiukų ir duodi įsakymą. Mano pirštai dabar turi sušilti. Pateka visa energija. Tiesiog pulsacija siunti į pirštus. Ar pavyksta per mentalą nusiųsti energiją? Atsišilti. Kažkokia bangas įsivaizduoju, kad tai nežinau, bet nieks nesikeičia, nežinau. Gerai, neskubėt niekur. Nereikia skubėti. Dabar per mentalą siunti tokį signalą. Aš įsakau sušilti savo kūną, palaiduoti riešus. Visa energija pateka į pirštus, į delną, į plaštaką. Dabar tu susikoncentruoji ties plaštakom ir tenai keli energiją, keli dažnius. Plaštakos pradeda tvinksėti, pulsuoti. Dabar paimsim savo eterinės rankas ir tarp jų sukursi sferą. Mindaugai, dabar koncentruojasi, kad tarp eterinių rankų sukurtum sferą, burbulą energetinį. Laikai tą savo abi rankas, vidury rankų turi burbulą. Tas burbulas kaista. Jisai sukasi, jis pulsuoja. Tavo delnai jaučia tą pulsaciją. 3, 2, 1. Kokia yra spalva burbulo? Kai tada buvo rausvas, pilsvas, kaip atrodo, vėl dingsta viskas ir vėl kažkaip atsiranda. Fokusą reikia sukoncentruoti labai gerai. Dingsta ir atsiranda. Kaip nuotraukos, pasirodė, dingo, pasirodė. Aš puolu gilintis ir tada nutraukiu kažkaip, aš taip nutraukiu. Taip, tu per prievartą save spaudė, tu lengvai visiškai stebėk, kaip esi stebėtojas, labai gerai. Kai tu puoli gilintis, neskubėk niekur telepatijai, tu tiesiog išjausk, dabar kuri burbulą, jauti energiją, raudonas lygtai jisai gaunasi, gerai, gali pageltonyti, gerai, tu ten jį maitini, tu jį krauni, tu jį didini, dirbi tik su mentalu ir energija. Bet tu nesigilini smarkiai tą burbulą, nes tada per tą prarandi fokusavimą ir jis dingsta, nebepagauni jų. Tu visiškai ramiai, tu neturi jo taip smarkiai matyti, bet tu išjauti. Šiaip pamatyti, akis labai nori stipriai atsimerkti, aš vos ne per jėgą turėjau suspausti. Atrodo, kad prieš atidaryti jas. Tos aš esu įdingas. Gerai, nieko stebėk, mokinkis. Niekur neskubėk. Sukuri burbulą. Ta sfera darosi energetinė, labai karšta. Tu ją vos nulaikai tarp rankų. Jinai tiesiog spraksi, spindi, sukasi. Mindaugas ją kūrė, ją didina. Tas kamuolys gali būti dabar, kaip mesim kažkur erdvėje, jisai nusprogdins visą juodumą. Tas kamuolys, sukurti tokie Mindaugo kamuoliai, gali pravalyti erdvę ten, kur yra juoda. Sukūrė tu kamuolį ir meti į vieną. Meti į vieną pusę, kurią pusę dabar tau pasąmonė rodo, kad ten yra juoduma, tamsuma. Paimi ir sviedi tą kamuolį. Tas kamuolys sprogsta kaip atominė bomba. 3, 2, 1. Ir apsišaudai savo visą erdvę dabar. Išsiplatini
Pasididini savo eterinę erdvę. Keli dažnis, kuri vėl kamuolį. Tas procesas kūrimo turi toliau vykti. Iš naujo vėl gamini tą kamuolį. Jau reikia paprakaituot kartais. Nes visas dėmesys yra sutelktas į tavo rankas, o tarp rankų turi atsirasti sfera. Ta sfera yra tavo kūryba. Kokią spalvą įdėsi, čia yra tavo kūryba. Kokio karščio įgausis, irgi tavo kūryba. Tau reikia sferos, kuri pramuša blokus, kuri praeina kiaurai sienas visas. Demoninės sienos, bet kokias sienas, reptiloidinės sienos, bet kokius reptiloidų laivus tavo tas kamuolys ugninis duoda per visas pusės. Jo niekas sustabdyti negali, nes tai yra tavo intencija, mintis ir kūryba. Tai yra tavo šviesos ginklas. 3, 2, 1. Gamink kamuolius. Ar pavyksta? Bandau iš jau daryti kažkodėl į kairę visus mėtau. Gerai, į kairę. Lyg čia, jeigu man pradėjo pilvas visas drebėt kažkaip tai. Kažkoks drebulys eina, nežinau, kur šį darosi tas jausmas, kad aš iš jūsų uždarytas mažoje erdvėje. Gerai, o kodėl pilvas dreba, tu dabar paimi ir žiūri tą pilvą. Vat pasižiūri jį, nukreipi dėmesį dabar į pilvą. Sutelki visą energiją, skenuoji pilvą. Kas yra bambos čakroj? Kokios energijos, kokios spalvos? Kodėl jis dreba, kokios emocijos tenai susikaupusios, ką Mindaugas uždaręs pilve. 3, 2, 1. Neskubėt, niekur. Didžiulis noras tas akis atmerkti, nors iš jos per jėgą spaudžiu, bet vis tiek kažkaip tai jos noras atsimerkti. Vienu žodžiu, akys laksto, ar ne? Tavo akys laksto, taip? Jo, ieškau ir pačios to blogai noras atsimerkti, aš jas spaudžiu, jos atrodo, kad negali. Nors tamsus, užsidengęs, viskas vis tiek kažkaip nesustoja. Nieko tokio. Aha, tada pasakyk akim, kad vienu žodžiu niekas dabar nelįstų prie tavo akių. Aš suprantu. Nes kai tu ieškai intensyviai, tu, tą spaudimą savo. Nespausk savęs telepatijai, visiškai atsipalaiduoji. Akių obuoliai, akių vokai atsipalaiduoja. Jie neturi atsidaryti, atsiverti. Tu neturi per atmerktas akis skenuoti, tu dabar atsipalaidavęs, guli ir skenuoji. Nuramini akis. Visą energiją, kuri rauna tos vokus, tu dabar nutrauki su savo energetiniam rankom. Pridedi daug šviesos į akis. Visiškai nuramini. Tokia ramybės būklė. Jos nurimsta. Nes tu labai daug nori greitai aprėpti informacijos, pamatyti, tu nori atėjai į erdvę ir visą kosmosą nori ištyrinėti. Iš lėto. Neskubėk. Viskas bus gerai. Visas kūnas susiharmonizuoja, susibalansuoja. Akis, akių meridianai irgi nurimsta. Ar šiek tiek ramesnės akys pasidarė? Taip, apsiramu. Labai gerai. Niekur neskubėk. Grįžtam prie pilvo. Kas yra pilve? Kokios ten spalvos sukasi? Ar nėra pajungtų šlangų? Pastebim, pažiūrim. Praėjo, pasipalaidavau, viskas praėjo. Praėjo. Buvo nejaučiu jokio drepo. Labai gerai. Labai gerai. Rankų pirštų šaltis labai jaučiasi stipriai. Pas mane šiltas čia labai.
ryšį. Aha. Gerai, kas blokuoja energiją dar? Per kurią vietą yra užspausta energija pas Mindaugą? Ar blokuoja per mentalą, ar blokuoja per širdį, ar per pilvą? Vienas iš 3 turi būti atsakymas. 3 su 1. Nu, kažkokį spaudimą griežtai pajutau tokį akimirksnį viskas. Kaip pasakėt, tada tą antrankį, tai va toks jausmas, kad uždėti tą antrankį. Žinau, čia. Antrankė, ne? Nu tai Nu, nusiptos toksai antrankės dabar. jausmas. Kažkoks, kad va Va yra spausta, ne? Nu tai va. Jeigu kažkokie antrankiai, grandinės, virvės, jokio skirtumo. Gal trosai yra, ant trosų pakabintas. Nukabini dabar, nukerti su lazeris, pasiemi bet kokius savo prietaisus, ką nori turėti. Nutrauki nuo tų savo riešų, meti viską juodą skylę, atidarai juodą skylę ir meti čiau 3, 2, 1. Pramuši dabar tokį, suprantate, tenai. Tarp tų riešų, kad patektų į delnus, į rankas patektų šiluma, energija. Tu dabar vedi tą energiją, kaip kokį upelį. Trauki tą energiją link plaštakų. Šildai dabar tos plaštakas, šildai jas. Keli temperatūrą kūno, būtent plaštakos rankose. Tu turi išmokti kontroliuoti energiją ir pakelti temperatūrą tarp rankų. Ir bet kokius spaudimus, užveržimus nukeli su šviesa. Keli dabar dažnius, Mindaugai, savo viso kūno. Angliškai vadinasi frequency. Vat keli savo tą dažninį lygį. 3. Pompuoji kaip kokią pompą, žino, kaip termometrą. 2. Save išsididini. 1. Kaip tavo rankos plaštakos? Ar vis dar šaltas? Tai labai sušilę, dykčiai viskas, kaip šaltam. Gerai, nesikoncentruok dabar, dičkis irgi sušildys. Normaliai, visiškai. Tai yra energetinis darbas, tu tiesiog pasklaidai tą energiją iš delnų iki pirštų. Nykščius visus susklaidai tą energiją gražiai, harmoningai. Kaip kad dirbtum, varinėtum ten tą energiją po savo kūną. Einam dabar žiūrėti prie širdies, Mindaugai. Kaip atrodo širdies čakra? Kaip pas Mindaugą širdies čakra atrodo? Ar jinai yra atsidariusi, ar užsidariusi? Kas ten kokie reikalai pas širdį? Ar tu gali išvelgti į širdį savo? Vidų 3, 2, 1. Visi koncentruojasi pirštus kažkaip, bandau eiti iki širdies, kažką matyti jaust. Bet man vis tik pirštai. Tu bandai eiti iki širdies ir kas gaunasi? Koncentracija pirštų, man viskas dykčiai. Koncentracija viskas. Jo, negaliu nutraukti. Kažkaip bandau atsipalaiduoti, čia kvėpavimą darau kažkokį. Viskas koncentracija man į pirštus, o ten šaltis ir dykčiai adatom. Ir dykčiai adatom. Ir kai susikoncentruoju į pirštus, kas čia yra, tada pradeda vėl pilvas man virpėti visas. Labai gerai. Labai gerai. Nu, tai va, susiję čia kaip kažkas. Aišku, kad susiję. Labai gerai. Šaunuolis, tai atkasi dabar visą tą, supranti, grandinėlę. Kokios tenai emocijos yra užspaustos pilve, kad neleidžia praeiti, pramušti energiją iki pirštų. Ką? Tu negalvok logiškai, tu galvok emociją kokią. Ką Mindaugas yra užspaudęs pilve, kokią emociją, kuri dabar šiuo metu nepramuša energijos iki pirštų. Ką tavo pasąmonė nori parodyti? 3, 2, 1.
Su kuo susijus ta emocija? Su kokiu prisiminimu? Iš vaikystės, darželio, mokyklos, namų, iš darbo, kolegų. Kokia čia emocija yra užspausta pilve, kuri tą koncentraciją visą nutraukia ir neleidžia susikaupti? Aš dabar net kalbai dėmesį, negaliu pavaduoti. Atrodo, kad čia kaip nutraukiu dėmesio, kad nieko daugiau niekur toliau nenorėčiau. Pirštai tai pilvas kažkaip ir aš fizinį tą kūną jaučiu, jis koncentravęs ir viskas. Bandau nutolti, mane grąžina vėl. Toliau einu, man stipriau pilvas susitraukia. Tai pagrįžt čia koncentruotis. O dabar tada pasižiūrėsim, kas čia tau reguliuoja. Ar tavo protas? Ar protas duoda tau komandą? Kas reguliuoja tavo dėmesį, koncentraciją? Čia protas reguliuoja, kur tu turi atkreipti dėmesį? Ar čia kažkokia būtybė tau komanduoja 321? Kur yra proto erdvė? Žinoma, kažkaip aš ten kitos burbulus dariau, mėčiau į kairę pusę, dabar lygiai taip pačioje vietoje ten, kur mėčiau, toks lyg šešėlis akimirkomis blikčia, bet nematau, kaip čia pačiu. Nieko tokio. Tam šešėliui pasakyk, neštintis iš tavo eterinės erdvės, tu jam griežtai pasakai, telepatiškai sakyk, tu dabar nežinėsi juodą skylę, nebeblikčioji tenai 321. O dabar mes nebekreipsim dėmesio į rankas. Nebekreipi dėmesį nei į pirštus, nei į rankas, koncentruojasi į pilvą. Tu dabar klausaisi tik mano komandos ir niekieno kito. Tu eini, koncentruojasi į pilvą ir stebi, kokia emocija blokuoja tavo pilvą ir blokuoja patekėjimą į rankas per riešus energiją. Su kuo susijusi ta emocija? Iš kur jinai eina? Iš vaikystės, darželio, mokyklos, tėvų, giminės, šeimos. Iš kur ateina šita emocija užspausta pilve 321? Žodis kartojasi baimė, bet nesuprantu iš kur. Labai gerai. Gerai, ko Mindaugas bijo? Ko jis išsigando? Kada jis pabijojo pirmą kartą? Kai buvo mažas berniukas? Kas jam sukėlė baimę? Kad visą vaikystę buvo baimė. Visa vaikystė buvo baimė? Dabar baimės nėra, kad čia viskas svarbu. Aš suprantu, kad dabar baimės nėra, bet kas buvo vaikystėje su Mindaugu? Kas baimė kėlė Mindaugui vaikystėje? Ar yra kažkoks kieno veidas? Patėvis geras buvo, alkoholikas, smurtautojas, siaubas buvo. Patėvis, ar ne? Taip, Jo. Aha. Gerai, tai dabar žiūrėk, visiškai atjungia emocijas ir žiūrim į šitą baimę. Buvo patėvis, smurtautojas, alkoholikas. Kas už to patėvio stovėjo? Mindaugas mažas berniukas dabar žiūri, grįžta į šitą momentą, jis žiūri tą patėvį ir kas stovi už patėvio nugaros 321. Kažkokiam akimirkom kažkoks tai, patoks kaip skeletas, senas, susikūpingas ar kažkas tai. Ir jisai dingsta, vėl atsiranda. Gerai, už patėvio stovi Už jo skeletas. nugaros, jo, taip lygis jo pasislėpęs kaip šešėlis kažkoks. Aha, pasirodo ir dingsta. Tai dabar ar Mindaugas, būdamas mažas berniukas, bijojo šito skeleto 321? Ne, aš jo bijojau, bet jisai buvo veikiamas to. Jisai buvo po to. Teisingai, faktas.
Ir dabar kaip tą baimę tu suspaudai, kur tu ją įdėjai? Į širdį, į pilvą. Kai suspaudai tą baimę, kai visą sustingsti. Mažas vaikas sustingsta tokį žiaurų patėvį matą. Va, tai dabar užčiuopi pilvą, dabar paimi savo energetinės eterinės rankas ir trauki visą tą gumbą, trauki viską, ką tu tenai užspaudai. Kai buvai mažas berniukas. Mindaugas dabar traukia viską. 3, 2, 1, vynioja visą šitą juodumą, šitą baimę. Ir meta juodą skylę. Kiek jinai tęsiasi, kokio jinai dydžio yra, kokios spalvos. Ta baimė. Bandau nutrūksti viskas. Atrodo, aš patraukiu, dėl dingsta viskas. O tu sakyk, ne, aš neleidžiu nutrūkti, aš dabar įvynioju visą, kas ten yra. Neleidžiu aš nutrūkti. Niekas negali nutrūkti, nes tai mano valia. Tai yra mano pilvas, mano pilve šitos energijos daugiau nebenori baimės. Vienu žodžiu, tu sukaupi visiškai lengvai tą energiją ir vynioji. Vynioji tarp savo 2 rankų kaip kokį kamuolį, siūlų kamuolį vyniotum. Vynioji, jis negali nutrūkti. Visą suvynioji turinį tos baimės, kiek jos pridėjai, 3 su 1. Man didėja, dabar iš visai iki kelių, supratimų, net užimantas drebulys, iš pilvo. Neauga, neauga. Aš ją sakau, bet tenai plečiasi. Nebijok, tu irgi aug, nebijok, tu irgi paaugi, pasididini, niekas tavęs negąsdins, nes ten sėdi demoniukas, kuris tave bando pagąsdinti per jausmus. Tu visiškai ramiai sakyk, tu gali plėstis kiek nori, aš tave visą vis tiek suvyniosiu. Visiškai ramiai, tu jam duodi komandą telepatiškai. Plėsk nesiplėtęs, aš vis tiek tave suvyniosiu. Aš tai jau nebijau, aš jau matyčiau, tai šioje vietoje visus užšilėti, bet aš tai reaguoju į tą kūną, kaip jis veikia, ir matyt, per tai mane ir veikia, kad aš tą kūną koncentruojuosi, ir aš jau nepabėgiau, matyt, kaip čia. Aha. Tai tu į baimę trauki? Ir su balta šviesa, tu jau užspaudi su balta šviesa, tu jam neleidi plėstis baltos šviesos, kaip duodi smūgį. Ir jisai negali plėstis tą baimės energiją. Ir tu ją visą meti į juodą skylę. 3, 2, 1, į juodą skylę. O, pavyko. Akimirksniu, labai šviesą pasidarė. Nu, va, kaip šaunuolis. Visą baimę ištrauki. Dabar aš noriu paklausti. Mindaugas atjungia visiškai emocijas, apie nieką negalvoja. Šitą praeitį jisai ištrina su trintuku, ką jisai matė visus vaizdus patėvio, išprotėjusio šitą ir užvaldyto kažkokius skeletų arba demonų. Jis dabar ištitrina, nes jam nereikalinga šitą informaciją. Ta informacija nebeturi energijos ir nebeturi vibracijos. Bet mes pasižiūrėsim, kas minta šitą baimę pas Mindaugą. Nes pas Mindaugą automatiškai turėjo atsirasti kažkokia būtybė, kuriai labai patiko šitą baimės energiją, kai jis buvo mažas berniukas. 3, 2, 1, kur ta būtybė sėdi. Mentalė ar širdį? Kuri minta šitom baimėm. Kažkoks jausmas krūtinėje yra, bet sukasi kažkoks ratai. Dabar duok smūgį su savo ranka, tokia šviesos ranka, tokia kaip kad duotum kamuolį mesk į krūtinę vienu žodžiu, kad jisai atšoktų iš krūtinės ir tiesiai juodą skylę. Tokį vat judesį padaryk. 3, 2, 1. Judesiu neliko. Pakartok dar kartą, negirdėjau, nes kažkaip aidą labai smarkiai daro. To sukosi judesys buvo, aš čia bandau kažkaip įsivaizduoti, su šviesos tokį duoti. Gerai. Praėjo, bet tas judesys dingo krūtinėje.
Ar būtybė išmetė, ar ta būtybė iškeliavo, patikrink. Iš širdies, ta, kuri minta baimę tavo. Nejaučiu nieko dabar, nematau. Nieko nebėra daugiau? Jokių jausmų, kad matyčiau kažką nepamatau. Labai gerai, labai gerai. Kokie dar yra prisiminimai pilve? Dabar pažiūrim, vėl grįžtam atgal į pilvą. Į ten, kur tą ištraukia visą masę, kuri net iki kelių tęsiasi tą visą masę, ar ne? Dabar į ten, į tą pilvą įdedam baltos šviesos. Tiesiog tu pasistiebi, tiesiog tu išsidydini save, imi iš universo šaltinio, iš absoliuto, iš bet kokio šaltinio, kuris tau labiausiai patinka, aukštą energiją, šviesą ir dedi į pilvą. Tiesiog tu dabar jį pakrauni su šviesa. Ten, kur buvo įsitaisiusi baimės energija, mes ją dabar užpildom su šviesa. 3, suharmonizuojam čakrą. Pilvo čakrą 2, 1. Labai šviesu buvo, mes vykime per galvą, atrodo, žinių, nueina tokie spinduliai kažkokie. Spinduliai. Labai gerai. Šauniai, puikiai. Gerai, dabar pasižiūrėk, ar ta čakra dabar tavo, ta kūrybinė čakra, pilvo čakra, jinai dabar sukasi. Ar jin dabar jau daro judesius, harmoningai sukasi spalvos, ar gražios spalvos ir yra oranžinė, kokia geltona ten spalva, kokia spalva yra 3 dienų. Ką tu jau? Tamsi raudona ar borda tokie, nežinau, kaip sugrešėjęs kraujas, kažkas tokio tamsi tokia. Va. Tamsi ta raudona, tai nėra gerai. Dabar mes ją pradedam valyti tą raudoną, tai tu trauki šitą atspalvį ir visas emocijas, kurias tu tenai, užlaikai to pilvo, kurio paviršto kaip kokie krešuliai, dabar ją valai, tiesiog trauki iš savo pilvo, valai tą spalvą, kad jinai būtų švari, graži, oranžinė, šviesi. Nebūtų krešulių, trauki visą šitą iš savęs dabar. 3, 2, 1. Ir grynini tą spalvą. Kaip sudžiūvusi oda, tokia atsilupinėjusi, už tai kažkoks, matau, nežinau, bandau lupti šią. Lūpk, viską tu gali padaryti. Čia tavo yra čakra, tu ją gali išlūpyti. Sudžiūna todėl, kad ten smala yra. Taip, derva. Labai gerai, šaunuolis. Visą tą sudžiūvusią dervą traukia. Labai gerai. Ir vėl paskui, kai ištraukia dervą, pripildai šviesa. Pripildai šviesos. Ir ta spalva keičiasi. Gražią padarai tą savo čakros spalvą. Viduj kaip geltona, tokia kaip auksinė, šviežianti kažkokia aplinkui tokia. Bet jau to tamsumo tokio kaip ir nėra. Bet iš vidaus šviesesnė atrodo. Ir kažkaip dabar tą nulupinėjimą kaip ir darosi kaip bendra tokia šviesėja. Labai gerai. Susitolygina visos, šviesos susitolygina. Labai gerai. Puikiai. Dabar grįžtam prie širdies, dar pažiūrim tavo širdį. Kaip atrodo širdies čakra, jinai išsiplėtusi, rami? Ar jinai irgi turi kažkokią neskaidrę spalvą? 3, 2, 1. Kaip ta širdis atrodo? Ar jinai atvira? Iš vis nematau. Nematai širdies? Juodą matau, viskas kažkaip daryti. Juodą? Sieną žiūrėčiau. Į sieną žiūrėtum. Kas dabar Mindaugui leidžia pažiūrėti į bambą, į pilvo čakrą, o kas neleidžia pažiūrėti į širdies čakrą? Tą juodumą dabar duok šviesą, nukalk šitą sieną, nuimk šitą filtrą. 3, 2, 1, kali šitą juodumą. Nuimi visas plokštes.
Nuėmė šitus uždarimus nuo širdies, nutrauk visus skūdus kažkokius uždėtus tau. Kraštą kažkas nuskėliau ten kažkas melsvo. Nesuprantu, ar čia kas, ar čia dar kažkas. Bandau daugiau daužyti, bet kažkaip. Ar tai negaliu, ar kažkas. Aha, viską tu gali pasididini, svarbiausia visą laiką pasididini, išsiskaidai, pasižiūri į tavo kitą, pasižiūri veidrodį, savo pasistatai, gali pasistatyti veidrodį ir žiūri tu į veidrodį. Ir kaip atrodo tavo širdies čakra? Ar ten yra uždėtas kažkoks blokas, 3-2-1? Kažkokį kvadratinę dėžę matau, pati savo nusikaltimą. Tik momentais pamatau kažkokį kvadratinį, kaip sučikarko tokį visiškai. Labai gerai. Identifikavai kvadratinę dėžę, paimk dabar tu ją ir anuliuok tą kvadratinę dėžę. Išmest tą kvadratinę dėžę, sulankstyk ją. Nukalk. Neleidžia Mindaugas dėti jokių kvadratinių dėžių. 3-2-1, vėl žiūri į širdį savo. Neri dabar į širdį, kaip į kokį vandenyną netum. Kur ta tavo širdies čakra? Kur tos gelmės? Pasitiki savim pilnumoj. Nes širdis yra tavo radaras. Širdis yra tavo skeneris. Tu turi būtinai susikonektinti su savo širdimi. Ir tau viskas pavyks. Eini tiesiog, neri dabar į širdį. Ir pažiūri, kokia ten spalva yra. Širdies čakra. Viskas man juoda tamsu, jaučiu kažkokį tą vietą, vaizdą kaip širdis, bet juda, pulsuoja, bet spalvų nematau. Jaučiu aš tik tai, kad tai yra. Aha, tu jauti, kad apie juodą tamsu, ar ne? Tamsu. Nu, man net visas kūnas su jos ritmu, juoda. Bet viskas tamsu, aš kaip ir vėl matau dar dabar tam ratukas, kaip rutulys sukasi. O aš čia nieko nematau, vis tiek man juoda. Gerai, labai gerai. Kas uždeda tau šitą vualį? Kas uždeda tau šitą, kad negalėtum nuskenuoti? Dabar kylam ir žiūrim prie tavo trečios akies. Mindaugas pakyla prie savo skanerio, dar kito skanerio. Trečia akis, kas yra uždėta ant trečios akies, kodėl negali viršutinės dalies nuskenuoti? Kodėl pilve mato burbulo, viršutinės dalis tamsiai juoda, 3-2-1. Kokie yra čia filtrai uždėti? Pasprogdink su šviesa tos filtrus dabar. Numesk visą šitas maišus, kažkokias tai blokus, kažką ant mentalo uždėta. Iki širdies daina, viską nukalk. Kažkaip žvejybinį tinklą matau ant veido, bet aš įtraukiu. Jo, kaip žvejai, toks kažkoks pagyvas. Va, gerai, šaunuolis, trauki tą tinklą. Su savo eterinėm rankom. Tavo eterinės rankos turi būti užkaitusios, jos ten energiją turi, jos ten šviesa, su ta šviesa tu gali viską nulupti, tu gali viską išdeginti. Iš savo delnų gali duoti tokius, supranti, impulsus. Nudeginti, nuimti, nutraukti, išlydyti, ištripdinti. Viską gali su rankom daryti. Šutini tą tinklą dabar nuo trečios akies. 3-2-1 ir juodas skiris. Ir vėl neri į savo kaktą. Žiūri, kas yra tam kristalė. Kas tavo kristalas? Kas tau uždėjo tą žvejybos tinklą? Šitą tinklą nutraukiu, išmetu. Ir jisai man vėl kaip bliksti vėl su vieta. Nu, kiek kartų suplėšit man vėl kažkaip ir su ta šviesa. Gerai, akimirką sudingsta, jisai man vėl lygtai kaip sumirksi ir jisai vėl čia man tipo, kad aš čia kaip su iliuzija žodžiu. Aha, o tu sakyk, jokių čia iliuzijų nėra. Aš sunaikinu šitą tinklą per visas dimensijas ir egzistencijas, nes tai yra mano valia. Jokio tinklo daugiau nebegali būti ant mano trečios akies. Deginu. Bombą atominę tiesiog paleidi iš savo vidaus kristalo.
sprogdini ir per trečią akį šauna tą bombą. Kaip kad išmestum visą šitą juodumą. Čia supranti, tau reikia valią išreikšti. Nes tu lik ir meti, lik ir pasitiki, lik ir nepasitiki, kad meti. Lik ir galvoji, kad išmeti, bet gal ir neišmeti, supranti? Tai va tą pasitikėjimų savim, va, duodi dabar smarkiai, kad čia griežtai pasakai visiems nežinant, su visais tiklais. 3, 2, 1. Ar pavyko nuimti tą tinklą žvejų? Jo, dabar nėra, bet aš čia kalbėjot, man tokia mintis visieje, kad aš kaip stebėtojas žiūriu, stebėtojas nieko daryti negali, bet turi būti valdytojų pereiti. Gerai. Kaip administratoriaus ta rolė kompiuterį būna, kad jeigu nori kažką keisti, turi daryti. O aš stebiu, tipo, aš gilinausi į matyti, tai aš negaliu matydamas, ko aš turiu valdyti kažkaip. Gerai, tai dabar padaryk savo 2 kopijas, nes tu esi multidimensionalus, ane, Mindaugai, tu gali būti stebėtojas, kur viską analizuoji ir viską supranti, skanuoji, o kitas tas, kuris veikia, Mindaugas, kuris veiksmą atlieka. Gerai, 3, 2, 1, pasidaryk savo 2 kopijas ir išspręsi problemą. Dabar žiūri. Kas yra tavo trečioje akį, kaip atrodo kristalas? Kur skenuoja? Ir kodėl viskas juoda viršutiniai daly? Nušvieti tą viršutinę dalį, dabar veiksmą atlieka. Tiesiog susprogdini bet kokias juodumas, bet kokias skraistės, paklodės. Kažkokį fioletinį kristalą, matau kaip stiklinis toks. Jis toks listoris šviesėt, bet aplinkui juodas viskas. Aha, nu tai... Bet jis pats toksai kaip spindintis, toksai kažkoks liksintis. Gerai, violetinis, ane, aplinkui juoda. O dabar Mindaugas nori, kad ten tą juodumą būtų toliau, ar jisai dabar paims po perkūnais ir išsivalys? Duodu šviesą, kad šviesų jis atspindi. Duodi šviesą, davai, užtenka, ne? Nusibodo tą juodumą, duodi šviesą. Ėmė visus filtrus. Viskas, dabar jau Mindaugas atsistoja, dabar jis jau atlieka veiksmą. Jau pas mane šiurpa eina, dabar jau Mindaugas užsiema pagaliau gerais darbais, o ne kažkokiam iliuzijom. Duota jis dabar šviesą. Šiurpai keliai ir kažkaip pačiai. Labai. Tai šviesa kažkaip yra ne į tamsą, ne į tą kristalą, ir nuo kristalo spindėjo, kaip šomotus visus įkūrlavus. Aha. Gerai. Išsivalai visą kristalą, visą tą erdvę trečios akies. Išvalai visą informaciją, kuri buvo surinkta per daug reinkarnacijų tavo, kuri buvo va čia uždėstyta, užsloksniuota, pridėliota. Dabar viską anuliuoji, nes tu dabar esi sąmoningas. Mindaugas sąmoningai dabar susitvarko savo trečią akį. Nusiema visus filtrus irgi nuo eterinių akių. Ir nusiema visus skydus, kūdus, paklodės, viską, kas tau uždėjo ant tos viršutinės dalies kūno. Nuo mentalo iki pilvo. Viską čia nutrauki. Tiesiog imi tas skraistės plėš ir meti 3, 2, 1. Visą savo erdvę švarinį. Šviesėja, taip viskas, labai šviesų pasidaro ir po to vėl grįžta. Toks jausmas, kaip būna tos gumos, kai tu pririštas prie gumos, tu eini į vieną pusę ir vis tiek yra tam tikra jėga, kad tai gal paskui atitraukia ir vat aš lyg nustumiu ir vėl grįžta. Aha, dabar galvok momentą tamposi, o neturi tampytis. Todėl, kad tu užtvirtini. Tu padarai veiksmą ir tu užtvirtinai tą veiksmą, jis nebeturi atgal sugrįžti, tu neleidi sugrįžti jam atgal. Tada tu pakeiti, žinai ką, pakeiti erdvę. Tu išmeti, apšviesinai ir tu peršoki į kitą erdvę. 3, 2, 1, išviesi erdvę, kur ta guma tavęs negali atsekti. Nu, ką padarysiu? Kažką panašaus to pasigalvok. Duok fantazijai pasireikšti. Kai ragatkiai yra akmenuką įdedi ir tu ragatkiai tas akmenuką įtempi per šaltą. Aš dabar bandžiau iššokti ir kitas akmenukas tu ragatkiai mane grąžino atgal. Nesakau, kas, kodėl. Gerai. Bet tas laikas, kad aš
Gerai, kas laiko tą ragatkę, tu pasidydink, apsidairyk, aplink save pažiūrėk, kokį demoną ar kažkokias būtybės, kas su tavim žaidžia dabar, kas laiko tą ragatkę, 3, 2, 1. Kokias būtybės? Už nugaros, man tik rankos jau už nugaros papačius išlindė, tai laiko tą ragatkę. Aš jau nepasukuosi ir jis sukasi su manimi. Gerai, apskrėbęs rankų ir permeti, kaip karate, žinai, į priekį permeti. Tai aš jau bandau jį pagauti už galvos. Davai už galvos, davai skink skalpą. Nesitaskink, čia Mindaugai, kai įeini šitą erdvę, pasidarai šviesos karys. Tu supranti, kad tu dabar darbuojasi su tamsa. Tai dėdi visas pastangas, visus triukus, ką tu gali pažiūrėti, ką tavo pasąmonė va tau parodys kokius triukus. Paimi, užgriebi iš kaklo. Davai, persimėti per viršų ir juodas skylė. 3, 2, 1. Ir sakyk man, neknis mazgų čia. Vėl, šaunuolis. Viskas labai gerai. Matai, kiek veiksmo yra erdvėje, ne? Nespėk sukti. Yra gatkė, ir tas, ir anas. Ir kažkas laiko, ir atgal, ir gumą tempė. Na, prašviesink visą erdvę. Padaryk šviesą erdvę aplink save. Pasididini dažnį. Dabar pažiūrėsim, kas mentalė, kaip atrodo mentalas Mindaugo. Ar mentalė yra kažkokių tai kontraktų? Kas užregistruota pas Mindaugą mentalę? Viskas Kokie melsvas. failai? Kas yra? Melsvas spalva, tai nežinau, kodėl. Pradėjau galvoti, kas tas mentalas, kuris ir man tik nerina, kaip būtų sienos nužytos melsvai. Kodėl melsvai, kas čia nesuprantu. Tai tiesiog melsva. Mirksi kažkokią šviesytę, sakai? Tiesiog viskas melsva aplinkui. Prieš tai buvo, kai valiau viskas buvo šviesų balta. O kaip pasakiau, mentalas, jo man mėlyna. Mėlyna, ar ne? Aha, gerai. Spalvos Gerai. keičiasi, suprantu, niekur niekas. Gerai, niekur neskubėk, savęs nespaus. Dabar tu patekai į mentalinę erdvę. Šitoj mentaliniai melsvoj erdvėj tu ieškok failų, bibliotekos. Nuėmė visas hologramas, visus filtrus ir eini ieškoti, kur yra tavo failai sudėlioti. Kur tą biblioteką tu ją apšvieti, visi tavo surinkti karminiai kontraktai per visas reinkarnacijas. 3, 2, 1. Eina Mindaugas ieškoti failų. Vaidiamas kažkokios spintas, tokia pati kaip sekcijas iš modulių. Spintos, sekcija, gerai. Einam prie tos sekcijos, man labai patinka sekcija. Dabar nušvieti tą sekciją, visus hologramas, filtrus nuo jos nuėmi nuo tos sekcijos ir parodo iš tikrųjų, kiek tu ten prikladavojęs tų kontraktų. Kiekgi čia Mindė dabar laiko tų kontraktų, ten ką jis ten čia dabar deda. Čia taip jau pasismaginęs, kiek jų čia turi, kiek 1301. Kiek prisidėliojęs ir prisižadėjęs. Pasižadėjęs. Su visais interferentais. Knygų matau, dvi juostos ir lentynos. Pačioj turelės, tai kažkokius vokus matau, bet nesuprantu, kas ten. Nieko tokio, nieko tokio. Man Dabar tai pasirodo ir dingsta viskas taip momentas. Aš tik susikoncentruoju, tai bandau susikoncentruoti, man aš viskas dingsta, vėl atsipalaiduoju, pamatau, vėl susikoncentruoju. Va, atsipalaiduoju, nesikoncentruok, išspręsim, kas tenai yra, tau nereikia koncentruoti. Labai teisingai pasakai, kai tik tai susikoncentruoji, suspaudi tą energiją, tada dingsta vaizdas. Kai atsipalaiduoji, matai tas spintas, tą sekciją, yra tenai knygų, yra vokų, gal yra kažkokių rulonų, gal yra kažkokių tai papyrusų susuktų, gal yra plokščių netgi pridėta iš akmens prikalta, nes Mindaugas ėjo daug tūkstančių reinkarnacijų. Ir jis pastoviai pasirašydavo visokius kontraktus su visokiais interferentais. Ar drakonais, ar demonais, ar retais. O dabar žiūri Mindaugas, stebi. Kiek jis tų Storą voką vis matau.
storas vokas, toksai kambuotas, užsuktas dabar būtent. Gerai, paimk tą voką, atidaryk ir galvo, kas tam vokė yra, kas su kuo pasirašys šitą voką, kas tau jį atsiuntė, kas tau jį davė tą voką, ką tavo pasąmonė, kokią informaciją parodė. Matau, kokius 4 lapus sudėtus. Gerai, ir ką tie lapai sako, apie ką eina kalba, ką Mindaugas sutiko atiduoti, ką Mindaugas sutiko padaryti dabar. Mintis eina, kad aš to norėjau, tai turi būti kažkaip ir viskas kartojasi. Aha, tu to norėsi. Tipo aš taip noriu, kad tai būtų, kad aš pats pasirašiau su programas, tai viskas ten gerai. Viskas ten gerai. Vos nekad nereis, čia viskas gerai. Kažkaip. Ai, nu tai čia jau demonai, čia jau aišku, kad viskas labai gerai, tik nelysk ir nekišk nagų, ar ne, nes jau tu sutikai ir pasirašai. O dabar sakyk, o aš dabar persigalvoju, Hebra, kukų, aš persigalvoju, man dabar viskas labai blogai, man nebepatinka tas kontraktas. Aš jį noriu anuliuoti, sudeginti ir išmesti. Paimi šitą visą voką ir sudegini ir išmeti. 3, 2, 1, kokia reakcija? Kaktoji durės tik 5 kartus. Tai aišku, kalė tau smūgį. Dabar apsaugas užsidedi, aha, nuo kaktos nusiemi tos visus smūgius. Pažeistą energetinį lauką užsilipdai vėl, užsiklijuoji. Aš nematau kas, aš norėčiau pamatyti. Nu, pamatysi gal kažkada ateity, dabar nesvarbu, nesikoncentruok. Kuo labiau spausi, koncentruosi, tuo mažiau pamatysi. Tai va, reikia atsipalaiduoti. Svarbu, kad pamatei voką, supratai manipuliaciją mentalinę, kad viskas čia gerai, Mindaugas pasirašė, ko tu čia lendi? Va, jau čia, žinai, išlenda arba demonai, kažkokie pasirašytojai tie tavo kontraktoriai, kontrakto laikytojai. Tai tu dabar sakyk, ne tik, kad kontraktą išmečiau, dabar ir tuos laikytojus, kurie laikė šitą kontraktą, irgi sviedžiu juodą skylę. 3, 2, 1, tai yra įsakymas. Kosminis įsakymas. Visatos dėsnis. Mano laisva valia. Ir dabar visą šitą spintą, lentyną, visą šitą sekciją paimi ir sudegini. Viską sudegini, nes tau nieko nereikia. Kosminė būtybė neturi laikyti jokių nesąmonių, prisikaupusių kažkokių tai kontraktų ar dar kažkokių. Nereikia. Jie visiškai negatyviai, destruktyviai veikiantis. 3, 2, 1. Išmetam. Aš pradėjau degti, man pradėjo kažkoks kairiai pusė iš nugaros, tai čia tavo visą patirtį, šitą informaciją. Viską prarasi kažkaip tai. Aha, prarasi, tik žiūrėk, kad tavęs neatrašiu dabar, nes kai atrasiu tave, aš tave irgi sudeginsiu, kai pamatysiu. Aš jam sakau, tu ateik, aš ten pasišnekėsiu. Atsistok, Hebra, pasirodyk, į priekį, sakyk. Ateik į priekį ir pasikalbėsim, pabazarinsim, gal aš tada ir nedeginsiu to kontrakto, gal aš dar pažiūrėsiu, kokios ten mano patirtis buvo. Taigi aš patirčių nedeginu, aš tik kontraktą su tavim žirkiuk sudeginu. Aš jau kairiai man šildo visą pusę, kairiai pusę man špėties vaira, aš bandau ištraukti ir negaliu kažkaip neišeina. O tu apsisuk, dabar atsisuk į nugarą. Ir jis jau sukasi su kaip prilipas. Užfryzini, dabar jau šaldai. Dabar padarai taip, užfryzini visą savo erdvę, tik tai tu gali sukioti savo erdvėj. 3, 2, 1. Daugiau visi niekas nesisukioja. Apsisuki dabar tik tu vienas, o jie yra užfryzinti. Kokie vaizdai? Nuėmi visus savo filtrus nuo akių ir žiūri, kaip jie atrodo šitie baibokai. Labai staigiai purtosi jo galvoje, nematau žiūrėti, tai labai, kad jis kaip slepiasi, bet stovi vietoj. Ir vis tiek man pats kūnas mano sukasi jau, kad jį uždėlta manipuliuoja kažkaip, tai aš stebiu ir tada atsisuku. Kai pradedu koncentruotis, tada viskas. O tu neleisk manipuliuoti, Mindaugai, čia tavo erdvė. Ja, man nevaldo, man tai nepatinka, aš noriu. Valdo, tai negali, neduodi niekam leidimo tavęs valdyti. Stop. Sakyk, tik mano laisva valia. Manęs niekas čia nevaldys mano erdvėj. Dabar visi interferentai, kurie šitam žaidime dalyvauja, dabar, kurie mane bando sukioti, visi sudega nuo mano aukštų dažnių ir aukštos energijos. Paleidi šonus visus dažnius dabar ir sudegini. Cypdami lekia juodą skylę. Sukeli savo vibracijas ir didini savo kūno tas visas frekvencijas. 3, 2, 1.
ir jie automatiškai sudega, nes net neapsimoka su jais derintis ir kalbėti. Čia iš viso laiko tik tai ir energijos gadinimas. Dabar išsivalė tą spintą, tą sekciją, ar ne, išmeti visą šitą erdvę, pereinam, peršokam į kitą kambarį, į kitą švarę erdvę. 3, 2, 1. Šviesu labai. Nu, va. Altaismas. Nu, va, kaip gerai. Ar biški lengviau, ne, atsikračius tokio bagažo. Atsipalaidavo. Nu, va. O kokios rankos? Ar šiltos, kaip tie nykščiai, ar šalti, ar šilti, kokie jie yra? Kažkodėl nykštys su raudomu pirštu susilietė ir aš jos kažkodėl nejausdamas spaudžiu, kai susikoncentruoju, palaiduoju ir jie vis tiek vienas kitą suranda, vėl aš jas spaudžiu. Nežinau, kodėl pats, kai va kažką tai matau, kažką darau, jie pradeda spaustis. Tada aš grįžtu į kūną, juos palaiduoju, atjungiu, bet kulėtų ramiai ir vėl pagaunu kažkurį momentą bėgas, jie spaudžiasi. Atmink, kai žmonės patenka į telepatiją, kartais telepatas elgiasi nevalingai su savo raumenim. Tai reiškia, mosikuoja rankas, pavyzdžiui, kažką gręžia, kažką suka, kažką spaudžia, spazmuoja, tai yra nevalingi veiksmai. Per eterinę erdvę įeina į fizinę, bet čia viskas ok, normaliai. Tiesiog tu visada atpalaiduok, labai teisingai atpalaiduoji, paleidi. Tai mane grąžina tada fizinį. Žinau. Aš vėl turiu stengiu išnuoti tasą pirmien, gal pirmien. Taip. Negaliu būti vietoj kažkaip. Supratau. Reikia išmokti valdyti tą eterinę erdvę ir neleisti, supranti, dėmesio nukreipti į tą fizinį veiksmą tos rankos. Taip. Viskas. Tu atjung šitą fizinę erdvę nuo tavęs, atjung, kad tavo kūnas tavęs netrukdytų eterinė erdvėje. Labai gerai, bet šaunuolis, Mindaugai, labai gerai. O dabar kaip dabar tavo tas pilvas vis dar matai, ten tą sukančias energiją gražią? Jo, ten sukosi rutuliukas visokių tam kryptim kažkokiais. Trečia akis gražus, tas tavo kristalas violetinis. Jis spindi, jo, tai labai gražiai, violetinė gražiai tokia spalva. Taip iški padirbai. O dabar pats stulpas, dabar pakaušis, per pakaušį šauni kamuolį ugninį. Ir žiūri, ar tas stulpas nusidažo šviesa ir nueina tiesiai iki kosmoso. Ar yra kažkokių kamščių, smalų, žiedų, prikišta? Mane kaip visa protinė kažkokia juoduma, nežinau. Kur ta juoduma? Nu, tegu aš nuo kristalo bandžiau eiti žemyn, per protinį pilvą arba iš pilvo į viršų, man viskas ten tamsumu, kaip ne mano būtų, kaip ar tai ištrinta, ar tai uždaryta. Aha, gerai. Šita tamsuma yra susijusi su tavo kažkokiom emocijom žemom. Šita tamsuma yra tavo, ją akumuliavai per patirtis, užregistravai ir jos nepaleidi. Ar šita tamsuma dabar specialiai yra uždėta interferentų? 3, 2, 1. Aš matau kaip kampuotą dėžę, kaip uždaryta, bet aš nesuprantu, ar čia apsauga mano, ar nuomonės, ar kažkas uždėjo, skirtumo to nejaučiu. Bet kad tai yra uždaryta, tai va, ten viduj kažkas mano turėtų būti. O tu paimk ir atidaryk. Va tą, ką identifikuoja, atidaryk, nes apsaugos nereikia tau jokios dabar čia uždarytos ir būtų tamsa. Apsauga negali būti, kai yra tamsa viduj, supranti? Tai va viską sudaužai, šitą visą mechanizmą, išpurtai su šviesa, pasididini vėl savo dažnius ir visą tą juodumą išspjauni, kaip kokį, aš nežinau, kaip kokį šliūžą. Spjauni šitą juodumą, 3, 2, 1, nusirbi susirblys nuo savęs. Aš netikiu, kad galiu sudaužyti, o to negaliu, man taip ateina. Na, va, nepasitikis. Aha, kur yra nepasitikėjimas užkoduotas? Kad tu nepasitikis savo galim nepasitikis. Smegenis, kas smegenis tau užprogramavo? Matrica 3, 2, 1. Pažiūrėk. Ar vaikystės prisiminimai, ar kažkokia mokykla, ar dar kažkokie papročiai, įpročiai, kas užprogramavo tą smegenis, kad nepasitikis savo galim savim, kad tu gali taip padaryti, 3, 2, 1. Visą šitą mechanizmą, šitą programą, nugesink dabar, ištrink tą programą. Kokiam kompiuteriu, delete, error, viskas, все, ištrink, все.
Vaizdas Išmeti. toksai, tai matau smegenų viršų ir kai ten Aha. tie tokie kauburėliai, į kiekvieną jų įkišta kažkokie davikliai ir visi jie sujungti su laidais, tas kaip netvarkas sujungtas. Nu tai gal jau pradėk Viskas išiminėti tos laidų sujungimus. Nu, ten neturi būti jokių laidų, jokių sujungimų. Ten yra instaliuota interferentų. Paimi setelį, viską nutrauki viską nuo smegenų, visais tais sujungimais. Visom plokštėm, visokiais implantais, viską nurauni čia, išimi tavo smegenų. Tu čia kapą dabar padarai tokį aplink visus smegenis, visą mentalą. Kur tik tai bebūtų kažkokie tai interferentų įkišti, įsikišimai, kažkokie implantai. Va, šaunuolis, viską ištraukia. Viską sudėk. Aš norėjau išmesti, bet jie kaip asprokliais, jie grįžo ten, kur jie buvo iš kur pajungti, taip pat tuščiai, susirbė juos. Ir nematau dabar, sukaus tą pusę, ten nieko nėra jodo. Kažkas lygtai ten jo buvo, jisai susitraukė atgal, pasėmė savo įrankius. Su dantim kažkokiais dar buvo taip įsišėpęs. Sakau, ateik čia, bet jis neateina atgal taip šis. Ir vien dar kažkur tamsi. Kažkoks Tai įsišėpęs. nežinau, jie nesirodo, bet norėtųsi, kad kažkoks reptiloidinės kilmės, kažkas su tavim juokauja, dar žaidžia su tavo jausmais. Jo, slėpinė žaidžiasi. Tai bet tu pasakyk dabar, šviesą dabar tu taip suakumuliuoji, dabar tu paprasčiausiai susikaupi, visiškai atsipalaidavęs. Ir tu pradedi savo kristalę kelti tokius dažnius ir savo šitam burbulė kokonė, kuriam tu esi, nes tu turi tam tikrą apsaugą, apsauginę, energetinį, informacinį lauką aplink save. Mes visi turim tokį kokoną. Dabar jame padarai tokius aukštus dažnius, nukeliauji energiją iki absoliuto šaltinio, prisipildai meilės energiją, ant tiek užkeli tos dažnius, kad visi šitie špostininkai nebegali pernešti šito karščio, šitos tavo vibracijos, nes tu toks esi ramus ir toks pasitikintis savimi. Mindaugas yra Sirijus. Mindaugas žino, kas jis toks yra ir Mindaugas turi savo galią. Jis jomis net neabejoja milisekundį. Tu prisipildai šitos šviesos savo visus subtiliuosius kūnus, į mentalą, širdį, pilvą, smegenį. Ir bus tik tai taip, kaip Mindaugas pasakys, kaip išreikš savo valią. Nes jis yra bosas savo gyvenimo, savo erdvės, savo avataro ir savo dabar šitam žmogaus kūne, kuris randasi. Jis yra bosas. Tik jis gali nuspręsti, kas jam daryti ir ko nedaryti. Visiems duodi žinutę ir visi dabar iškeliauja, nes vėliau ar anksčiau tu juos visus sudeginsi. Tegu savanoriškai išsinešina iš tavo erdvių, sluoksnių, dimensijų ir egzistencijų. Telepatiškai perduodi rimtą žinutę. Baigėsi žaidimai, baigėsi kovoti. Aš visiškai rimtai su jais. Ir dabar duodi tokį smūgį išgeneruotą iš ašies, tokia, žinai, kaip atominė bomba. Kaip kokia saulė būtų susprogus, kaip saulės pliūpsnis būtų išėjęs iš tavo ašies ir nukošė visą juodumą. 3, 2, 1. Šviesų spindulį kažkaip pragavo žemyn ir save toliau ir po antro karto krūtinį toks mėlynas nuotolys pasirodė. Labai toks tamsesnis, aplinkui šviesesnis. Bet kiekvienų žodžių, kas sakot, man keičiasi vaizdai. Kiekvienų žodžių kažkas tai, kad aš kontrolėju, tai man viskas aidu ėjo atgal, kad mes dar pažaisim. Dar tik pažiūrėjau, kažkaip tai. Man reikia taip prajuokinau, sakau, tai pažaidžiam, bet ne, dingo visi iš karto kažkaip galė, bet už nugaros, visi už nugaros, kas ištraukė, jie visi pabėgo ir sako, dar grįžti. Ne, tai nieko, viskas gerai.
Gerai, Mindaugai, šauniai pasidarbavom, kitą kartą mes kitą strategiją sugalvosi, dabar pats irgi pagalvosi, kai išeisi, grįši į fizinę erdvę, dabar tu grįžti į savo fizinį kūną. Dabar duodi savo komandą, uždaryti visas erdvės, kur buvai, ką matėjai, atsijungti, užtvirtinti šitą energiją, ką tu padarėjai, grįžti pailsėjęs, atsiregeneravęs, pilnas energijos. 3. Disconnected. 2. Disconnecting. Uždarai visas erdvės, atsijungi. 1. Atmerkėsi.